Labadiena, mėlyji, esu Dalia Braziulytė, psichologė, egiptologė, aurosomos spalvų terapijos dėstytoja, reiki meistrė, aromaterapeutė. Šiuo video noriu Jūs pakviesti į nemokamą webinarą, kuris vyks vasario 4 dieną, trečiadienį vakare 6 valandą. Tai bus nuotolinis užsiėmimas, kuris vadinasi Deivės kiekvienoje moteryje. Jau daugybę metų, virš 30 metų, vedu tokį mokymo kursą apie moterų archetipus ir graikų romėnų mitologiją. Ir trečiadienį bus įvadinis seminaras apie tai, kas yra archetipai, kaip jie yra susiję su šiuolaikiniu moterų gyvenimu. Ką reiškia deivės mūsų gyvenime, kaip tie įvairūs dieviški scenarijai atsispindi šiuolaikiniuose žmonėse. Trečiadienio vakarą planuoju meditaciją, kuomet mes nersim į archetipų pasaulį. Tai bus savotiška ekskursija į asmeninę ir kolektyvinę pasąmonę. Paskaitoje jums pristatysiu, kas yra archetipai. Tai yra tokie gyvenimo ir elgesio scenarijai, morfiniai laukai, paternai, kurie suformuoja visus dalykus mūsų gyvenime. Įsivaizduokite, mūsų figūra, kūno konstitucija, šukuosena, požiūris į grožį priklauso nuo dominuojančio archetipo. Preferencija maistui, gyvenimo būdas, tai kaip mes tvarkom savo namus, aplinką, dizainą, kaip rengiamės, ką vertinam, kokią profesiją renkamės, kokie yra mūsų tarpusavio santykiai partnerystėje, ar moteris turi šeimą, ar neturi. Visa tai priklauso nuo archetipo. Mano patyrimas rodo, kad dažnai labai pusę gyvenimo žmogus ieško savęs, o kitą pusę gyvenimo abejoja, ar tikrai tuo keliu pasuko. Man visuomet būna labai gaila žmonių laiko ir jėgų, kuomet, bet sakysim, moteris galvoja, kuo moteris skiriasi nuo vyrų, kodėl aš esu tokia, o jinai yra kitokia. Archetipai duoda universalius atsakymus į mūsų amžinus klausimus. Kodėl vienos moteris renkasi vieną gyvenimo būdą, o kitos kitą. Sužinosite, kad nėra universalaus laimės recepto. Mes laimingos galim būti tik tada, kai realizuojam savo sėklinį gyvenimo scenarijų, taip vadinamą savo sėklinį archetipą. Kas tai yra ir kaip jį suprasti, paaiškinsiu seminare. Na, pavyzdys. Sakysim, ateina į pasaulį maža mergaitė. Ir jau kokių 2 metų mergytė ima mamos kosmetiką, lūpų dažus, šleivai kreivai išsidažo, matuojasi aukštakulnius, žaidžia su mamos papuošalais, protestuoja, kai mama bando ją aprengti praktiškai kasdieniais drabužėliais į darželį, visą laiką nori dėvėti, nešioti savo gražiausius drabužius, turi skonį, renkasi ryškias spalvas, mėgsta šokti, dainuoti, daryti visokius pasirodymus prieš žmones. Čia eina kalba apie Afroditę. Tokia moteris ir subrendus, užaugus, jinai bus panaši į grožio deivę. Jinai domėsis menais, žmonėmis, garsiai juoksis, meilė, aistra, kūryba bus jos gyvenimo pagrindas. Jos niekada nepamatysit apsirengusios juodai, pilkai, rudai. Jinai nešio sukneles su iškirptėm, daug papuošalų, naudos gausiai kvepalus, kosmetiką, lankysis meno renginiuose.
Na ir, sakysim, kita mergaitė ateina į pasaulį ir labai anksti išmoksta skaityti. Jau kokių 3-4 metų jinai pažįsta raides ir kai atranda knygas, jų nepalieka visą gyvenimą, būdama dar labai maža išmoksta naudoti kompiuterį ir mėgsta, kad mama vakare skaitytų ne stebuklinės pasakas, bet kokią nors vaikišką enciklopediją apie kosmoso sandarą. Kai pradeda mokytis, jai sekasi tikslieji mokslai, jinai gražiai tvarkingai elgiasi, visuomet viską daro punktualiai, laiku, jos nereikia prižiūrėti ir toliau renkasi aukštą išsilavinimą ir gali būti puikiai teisininkė, gydytoja, vadybininkė, finansininkė, jos gyvenimas visas sustyguotas, sutvarkytas, namai įrengti skandinaviškų stiliumi, daug visokiausių aparatų, siurblys siurbliuoja grindis, indaplovė plauna indus ir nieko bereikalingo palovėj neužkimšti jokiais dalykais ir jokių būdų nėra jokių romantiškų skulptūrėlių. Laisvalaikiu parėjus po intensyvios darbo dienos jinai mezga arba skaito detektyvus, arba istorinės knygas, tokiai moteriai neįkišit poezijos ir jos nedomina romantinės muilo operos apie meilę. Jis reguliariai tikrinasi sveikatą, daro lakonišką mankštelę iš ryto, trumpai kerpa plaukus, kosmetiką naudoja labai saikingai ir visą gyvenimą nešioja kostiumėlį. Tai yra Atėnė. Na ir dar vienas moteriškas scenarius: į pasaulį ateina mergytė ir vos pradėjus vaikščioti, jinai tyrinėja pasaulį, jinai lipa į medžius, jinai tyrinėja gamtą, labai myli šunis, arklius, prašo mamos, kad ją užrašytų į žirgų sportą, nebijo būti miške, netgi viena, nebijo vabalų, kirmėlių ir visų ten visokių varlių, ko paprastai bijo moteris, yra jaunoji gamtininkė, žaidžia daugiau su berniukais negu su mergaitėm, nesupranta, kokios ten lėlės ir kokie ten kikenimai, tiesiog mergaičių būryje, yra savarankiška, nepriklausoma, leidžiasi vėliau į turistinius žygius, eina nepramintais takais, nešioja kelnes, sportbačius, visokiausius džemperius, plaukai arba natūralūs, kaip motina pagimdė, supinti į kasą, arba trumpai berniukiškai nukirpti. Ir galimas dalykas, jinai gyvenime taip ir neišteka, galbūt turi kokį draugą, bendražygį, su kuriuo kartu sportuoja arba keliauja. Tai yra Artemidė, Medulio ir medžioklės deivė. Taigi, mielieji, nors mums atrodo, kad kai ateinam į pasaulį, mes iš naujo jį atrandam ir pasaulis, jo dėsniai pradeda egzistuoti tik tada, kai mes jame pasirodom. Tačiau iš tikrųjų archetipai yra gyvenimo programos, kurios visada buvo, yra ir bus. Ir nepriklausomai nuo to, ar žmogus apie juos žino ar nežino, tie archetipai pasireiškia mūsų gyvenime. Jeigu mes leidžiam savo tuo nesidomėti, tuomet archetipas konsteliuojasi automatiškai, nesąmoningai ir gyvenimas baigėsi graikų dramom. Graikų dramos, tragedijos dažniausiai baigėsi visokiausiais konfliktais, mirtimis. Na, pavyzdžiui, moteris svajoja apie laimę žmonos vaidmenyje, būdama jauna, jinai gražiai elgiasi, gerai galbūt mokosi, renkasi aukštąjį išsilavinimą, tačiau tuo metu, kai mokytojai tėvai galvoja, kokia šauni mūsų duktė, jinai ruošiasi karjerai, iš tikrųjų tokia moteris, jinai aukštoje mokykloje tiesiog ieško būsimo vyro ir jos gyvenimo scenarijus yra būti sėkmingo vyro tokia žinoma žmona, ponia,
kuri dalyvaus su juo banketuose, faršetuose. Jeigu tik bus galimybė, jinai nedirbs, nesvarbu kokį išsilavinimą turi. Ir visą savo gyvenimą jinai derins prie vyro, savo laiką pagal jo darbą, atostogas. Jai bus labai svarbu su vyru pasirodyti tokiuose vakarėliuose, sociume. Ir dar neištekėjus, tokia mergina pradės repetuoti pavardę pagal vyro pavardę. Ir neduok Dieve atsiras koks meilės trikampis arba tiesiog atsiras santykių drama, ją užplūs pavydo priepuoliai ir pavydas, agresija tikės ne į vyrą, kuris galimai turi meilužę, bet į tą kitą moterį, kurią jinai bus pasiruošus nunuodyti, sunaikinti, aplieti rūgštimi, sugadinti jos reputaciją, pasamdyti samdomą žudiką, kad nušluotų ją nuo žemės paviršiaus. Tai yra Hera. Taigi, mėlieji, trečiadienio vakarą, vasario 4 dieną, 18 valandą, pasakosiu jums apie archetipų galią, įtaką, reikšmę šiuolaikinių moterų gyvenime. Pristatysiu jums šią gelmių psichologijos Jungo pasekėjų teoriją. Papasakosiu, nuo ko priklauso mūsų gyvenimo sklaida, kaip archetipai pasireiškia. Ir šis seminaras bus įvadinis užsiėmimas į tęstinį mokymo kursą, kuris vėliau tęsis po vieną užsiėmimą kiekvieną savaitę. Taigi pasirinksime dieną, galbūt tai bus trečiadienis arba ketvirtadienis, kiekvieną savaitę vakare. Po 3-4 valandas vienas vakaras bus skirtas būtent vienam archetipui, vienai deivei. 7 savaitės iš eilės mes keliausime per graikų, romėnų mitologiją ir per visą pasaulio moterų įvairovę. Nesvarbu, kokioje šalyje moteris gyvena, kokia mitologija jai yra artimesnė, šie gyvenimo scenarijai veikia nepriklausomai nuo mūsų amžiaus, kultūros, laikmečio, geografinės vietos. Tiesiog tai yra jėgos, kurios persmelkia visą žmoniją. Taigi, tęstiniame mokymo kurse mes mokysime 7 archetipus. Pradėsime nuo Artemidės, medžioklės ir mėnulio deivės, šiuolaikinės tokios savarankiškos, savipakankamos moters archetipo. Šitas archetipas dominuoja Baltijos, Skandinavijos šalyse, ten, kur yra vertinamas moterų savarankiškumas. Tai lemia kartu ir vienatvę. Artemidė yra senmergystės archetipas. Štai ir mūsų šalyje yra daug nuostabių, puikių, išsilavinusių, savarankiškų, aktyvių moterų, kurios kaip ir niekaip negali rasti poros. Kodėl? Ne vien todėl, kad yra vyrų trūkumas, o todėl, kad sielai dominuoja Artemidė, nes pagal mitologiją Artemidė buvo neištekėjusi ir neturėjo vaikų. Toliau bus Atėnė, darbo, karjeros deivė, kuri padeda moteriai sėkmingai konkuruoti su vyrais, skintis kelią korporacinėme pasaulyje, uždirbti visus pasaulio pinigus. Na, bet šešėlinis Atėnės veidas gali būti Meduza Gorgonė, kuri gyvena labai racionaliai, pragmatiškai, praktiškai, tiki mokslu, nepripažįsta jokios romantikos ir taip pat yra senmergės arba pagal išskaičiavimą ištekėjusios moters archetipas. Hestija. Hestija yra šventyklos deivė, vidinės prasmės, psichinės sveikatos. Archetipas Hestija buvo gerbiama visų dievų šventyklose senajame pasaulyje. Hestija yra jumise, jeigu lankot meditacinius seminarus, jeigu džiaugiatės, kuomet galit būti namuose, tvarkotės, tiesiog dėliojat daiktus, tarsi tai būtų ne tik tvarkymas, bet kaip kokia arbatos gėrimo ceremonija, dvasinis ritualas. Hestijos archetipas padeda mums
mums atgauti vidinę pusiausvyrą įvairiose gyvenimo peripetijose ir užsiėmimas visas bus skirtas Hestijai. Tai gali būti ir vienuolės archetipas. Toliau pereisim prie deivių, kurios vertina tarpusavio santykius. Tai kalbėsime apie Herą, Dzeuso žmoną, dangaus karalienę, ponios archetipą. Čia jau mes įeinam kartu ir į psichopatologijos zoną, kadangi į santykius orientuotos deivės, jos gali išgyventi labai didelės dramas, kai jų poreikiai yra blokuojami. Taip pat mokysimės Demetros archetipą. Lietuvoje jis yra labai svarbus, kadangi Lietuva yra po Vėžio ženklu, Marijos žemė, čia yra vaikų kultas, šeima, vaikai, maistas, mityba yra labai svarbios temos. Demetra yra moteris motina, tai yra žemė maitintoja, tai yra derliaus deivė, moteris, kuri savo gyvenimą stato aplink vaikus. Ir Persefonė, Hado žmona, požemio pasaulio valdovė, grožio deivė, tokios intuityvios moters archetipas. Persefonė moteriai padeda būti jaunatviška visą gyvenimą. Kartais tai yra toks neapsisprendimo archetipas, einu ten, kur vėjas pučia, srovė neša, ir kartais tokia moteris jaučia, kad ne tai, kad gyvena, bet stengiasi prie kitų prisitaikyti ir tarsi rašo gyvenimo juodraštį, o tas tikrasis gyvenimas taip niekada ir neprasideda. Na ir desertui bus Afroditė, grožio kūrybos meno deivė, kurios gyvenimo centras yra kūryba, grožis, meilė, kuris savyje sujungia nepriklausomų ir į santykius orientuotų deivių savybės. Taigi, mielieji, kviečiu jūs į ilgą kelionę. Taupykime laiką ir jėgas. Gyvenimas yra per trumpas, kad gyventume vien tik tai buitimi, kovotume už būvį, ar gilintumėmės į kažkokias smulkes atsitiktinės teorijas, kurios atsiranda ir praeina, kai keičiasi mados. Kviečiu jūs prisiliesti prie amžinybės, todėl kad archetipai visada buvo, yra ir bus. Kita vertus, jie yra visada šiuolaikiški, modernus. Šis webinaras atvers jums akis. Jūs suprasite, kokios jėgos siaučia jumise, kodėl jūs esate tokia, kokia esate. Kodėl kitos moteris aplinkui jūs yra būtent tokios. Jūsų mama, senelė, draugės, priešės, seserys ir panašiai. Taip, kad iš moters batelių, rankinės, šukuosenos, pasakytos frazės mes iš karto galim suprasti, žinoti, kas dedasi jos viduje. Tokiu būdu galim išvengti konfliktų, galim harmoningiau judėti per gyvenimą ir svarbiausiai galim suprasti save. Taigi, mielieji, laukiu jūsų vasario 4 dieną, trečiadienį 6 valandą online seminare Deivės kiekvienoje moteryje įvadas. Įvadas yra nemokamas užsiėmimas, tačiau būtina išankstinė registracija, ne paskutinė akimirka. Aš esu labai užimtas žmogus, webinarui turiu pasiruošti, turiu atsiųsti jums registracijos laišką, prisijungimo informaciją. Prašau man rašyti tik tada, jei ketinate iš tikrųjų dalyvauti, nerašykite man beprasmiškų laiškų. Visuomet jaučiu tokį apmaudą, pyktį, kuomet žmonės užsiregistruoja, bet paskui nedalyvauja, taip kad gerbiam vieni kitus, taupom laiką, energiją. Iš mano pusės tai yra didžiulė, labai prabangi dovana jums, kad savo didžiulį gyvenimo patyrimą, profesinį, asmenišką, terapinį patyrimą, tiesiog aš išliesiu šiame seminare. Na ir jei užsiėmimas patiks arba galbūt iš anksto jau žinote apie šį mano vedamą seminarą, galėsite užsiregistruoti į tęstinį mokymo kursą,
kuris, kaip minėjau, vyks toliau kiekvieną savaitę po vieną užsiėmimą, kuris truks 3-4 valandas. Pilnas mokymo kursas. Deivės kiekvienoje moteryje, archetipų, gelmių psichologijos, moterų psichologija ir graikų romėnų mitologija. Šis mokymo kursas iš tikrųjų yra akademinis. Tai yra ne New Age paistalai, kurie ateina ir praeina, ne kažkas, ką aš perskaičiau internete ir dabar transliuoju jum, kaip pasakoju, šį mokymo kursą vedu 10 metus. Ir Lietuvoje jau atsirado labai daug moterų, kurios šį kursą išklausė, tai pakeitė jų gyvenimą. Kartais merginas bando netgi plagijuoti šį mokymo kursą, tai ką aš vedu ilgą laiką, įsivaizduojat, vienas archetipas 3-4 valandos, jos bando kopijuoti kaip kokią paviršutinišką paskaitėlę. Taip kad pasinaudokite progą ir gaukite šias žinias iš pirmų rankų ir lūpų. Patikėkite, mažai nepasirodys. Pasakodama apie archetipus, pateiksiu jums literatūros sąrašą, knygas, kurias turi perskaityti išsilavinęs, save gerbintis žmogus. Kaip namų darbas taip pat bus filmų peržiūra, taip vadinama sinemologija. Taip kad šis mokymo kursas iš tikrųjų bus toksai šuolis į kultūros, meno, civilizacijos, istorijos, psichologijos pasaulį. Ir, kaip kartais sakau, kol moteris nesuvokia archetipų temos, su ja paprasčiausiai nėra apie ką kalbėti. Taigi, laukiu jūsų su spalvotais archetipiniais linkėjimais, jūsų Dalia.